tikrai klebėjo va šitas va dalykas ir čia ant tiek išplūvęs. Čia dabar, kol nuo įvado išbėgs visas vanduo, reiks biškį pažaist. Ką žodžiu, pasikeitė mes kranelį, čia pagrindinį įvadinį, užsisukom iš gatvės visos vandenį ir dabar galvoju, opa, čia toks gaunasi reikalas, kad žiūrint, vat matot skylutę, va čia va tokia maža skylutė. Tai realiai čia turbūt likučiai viso vamzdžio yra ir pats vat perėjimas atrodo šitaip per N metų. Tai čia mes kai buvom padarę, kai visa sistema čia buvo, čiut, vat buvom pradėję judinti ir va šitą vietą buvo pradėję lašėti. Tai realiai labai rizikavom, nes galėjom bet kurią akimirką sulūžti ir įvykti avariją. Kauno vandenų avarinė dirbo visą parą, jeigu nežinojat, aš irgi nežinau ir dabar žinau. Ir realiai per valandą laiko paskambinom į dispečerinę, sakom, mums lašo prie įvadinio ir atvažiavo per valandą laiko, užsuko iš gatvės vandenį ir per tą laiką 15 minučių pasitvarkėm šitą mazą. Ir dabar mes atsukam kranelį, kuris nesisuko anksčiau. Ir žiūrėkit, kiek mes turim prisigaudę brūdo visokio. Ir realiai mums dėl to slėgis buvo kritęs iš 4 barų į 1,5, atsukus 2 kranus pas savęs viduj. Kai žiauriai atrodo. Nu, pridėjom čia tokią jungtį. Čia vėl uždėjom kraniuką ir jungtį ir dabar reikia 9 laipsnių kampo. Čia dedam trišakį, čia vėl kampas ir vėl kraniukas. Nu, va tokį įrankį naudojam litavimui. Ir tada darom tokias piputės. Kai šitą kaitinsi, kaitink ateitų tiesiai. Nedaryk va taip va. Daryk kuo tiesiau. Ir šitą irgi taip pat kuo tiesiau. Greitai, ja, pasukinėjai. Šičia žiūrėk, pradeda raitytis. Gerai, trauklau. Ir dabar sukišau. Gavosi sulituota detalė. Turim vamzdelį su 9 laipsnių kampu ir reikia mums prijungti trišakį. O kaip atskirti, kad mes tiesiai ir nešliuvai darom? Dar gali, kad tiesiai va, pagal šitą liniją. Tai gadink šitą. Šitas tik vienas. Ir dar žiūrėk, kad va, čia gražiai, žinai, kad gautas. Jo, bet matai, jau biškį negražiai padarėm. Aš nemačiau, nes buvo uždėta dažų. Tai. Gerai, tai pagal šitos, ne, mes pasižiūrėsim. Atvirkščiai darai. Aha, žiūrėk šitas, kad tiesiai eitų. Taip. Gerai, 3, 2, 1. Žiūrėk, anas galas tiesiai, kad eitų. Žiūrėk, kad neįstrižai. Labai gerai pagaminta detalė. Linija, o taip pagal gulščiuką viskas daryti. Žiūrėk šitą tiesiai laikyk. Op. Tiesiai, 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 žiūrėk nepalenk. Ale tokia pipkutė keistas čia. Suk normaliai, tik tai neišsidirbinėjęs. Sukam. O, jau nukrėjo. Laikyk normaliai. Tiesiai darom, žiūrim, kad tiesiai būtų. Tikrai tą pusę užvirinai? Ne. Tada. Perkaitinau, ne? Tikėtina. Bus normaliai. Palei laikrodžio radiklį žiūrim skylę ir palei laikrodžio radiklį važiuojam. Turim sandarinimo pastą. Tai va, sandarinimo pastos pasiemam. Ir palei laikrodžio radiklį vėl. Ijai. Šitą pirmą prisilietuojam, nusikerpam, prisilietuojam, tada ten žiūrėsim, kiek reikia nusikirpti. Tikiuosi, per vėl. Viskas yra. Nu va. Tai dabar porą centimetrų truks. Pasileidom vandenį, pamatėm, tiksliau gavom drumzlių biškį ir reikia pravalyti filtrus. Mes jį prisukam atgal tuščia.
Tai nueis viskas į namą. Jo, nueis į namą. Tai gerai. Kiek jie kainuoja tie filtrai? Nedaug. Ten gal... Ką žinai? Filtrai mūsų yra pakeisti. Vanduo skaidrus ir švarus. Kaip matėt, turėjom tikrai nupūsti vamzdį. Įvadas jisai irgi atrodo surudėjęs ir yra uždėlsų veikimo bomba, kada turėsim vėlgi kažkokią avariją. Ir čia ateičiai bandysime prasigriauti pusmetrį žemyn, tam, kad galėtume šitą vamzdį nusipjauti ir prasikišti plastikinį vamzdį iki gatvės užsukimo. Tačiau užsukimo iš gatvės pusės į mūsų namo atšaką nėra. Tai čia vėlgi su Kauno vandenim reikės derintis ir žiūrėti, ką jie gali padaryti šitoje vietoje, nes mūsų gatvėje realiai kiekvienas namas, kuris turi vandenį ir turi atšaką į namą, ta atšaka yra pastatyta ant trišakių be jokių užsukimų iš gatvės pusės. Taigi, jeigu nori užsisukti į savo namo vandenį, tu užsukim visam kvartalui. O toliau su šituo mazgu, ką mes laukiam, tai laukiam, kol iš Kauno vandenų meistriukai atvažiuos įstatyti mums želdinių skaitiklio. Įsistatę želdinių skaitiklį galėsim pagaliau šitą vamzdį užsipūsti poliuretano putom ir jau apsidirbti tiek iš vidaus, tiek iš išorės. Jau sekantis darbai bus čia sienų susilyginimas su anga ir galėsim baigti šitoj patalpoj lango apdirbą. O vienas linksmasis komentatorius komentavo, kad ant ekstrudinto polistirolo negerai pūsti, purkšti gruntą dėl to, kad atšoks košė. Tai žiūrėk dabar, mano mielasis, ar tu matai čia ką nors atšokusio? Nieks nei biškio neatšoko, nei pajudėjo. Taip, kad viskas yra gerai pagal tai, kaip aš dariau. Žinau, tolimesnius angos apdailos darbus tęsiu kitame video. Tai ką dar norėčiau papasakoti apie visą šitą sistemą. Tai realiai turim įvadinio užsukimą, turim vieną kraniuką prieš skaitiklį, kitas kraniukas irgi prieš skaitiklį ir būtinai už skaitiklį. Už skaitiklio reikia tam, kad mes galėtume užsisukti šitoj vietoj ir šitoj vietoj, kuomet norim pasikeisti filtrus. Šitas raudonas pipsiukas yra reikalingas slėgiui nuleisti. Ir dabar klausimas, kodėl mes įsidėjome manometrą šioje vietoje. Kaip matot, manometras rodo 3,8 baro. Jeigu matysim, kad nukrenta per barą, tai reiškiasi iki 2,8 baro, žinosim, kad jau mūsų filtrai yra užsikišę ir juos reikia pasikeisti. Ką dar turime iš savo sistemos, tai turim kraniuką, kuomet ateis žiema ir reikės iš sistemos lauke esančio krano nuleisti vandenį. Tai realiai jau čia turim visą vamzdį, kuris išeina į lauką per štai tokią jungtį. Ir kas gaunasi šioje sistemoje, kad visas vanduo norės tekėti tenais atsukus tą kraną. Turėjau tokį iškilusį klausimą, ką daryti, jeigu šitam plastikiniam vamzdį iš lauko pusės ties kranu šąla vanduo. Tai labai paprastas dalykas, užtenka pakaitinti kraną metalinę dalį su žiebtuvėliu, tam, kad atšiltų šiek tiek vanduo ir mes tą kraną galėtume atsukti. Kuomet atsukam kraną, čia, kad ir yra ledo, kuris šitoje vietoje yra, čia sistema, skaitykim, buvo užpildyta, ar ne, vandeniu, tai skaitykim, ledo tikrai nebus čia per visą tą vamzdį. Tikėtina, kad ledo gali atsitikti, kad o taip netyčia bus iki čia kažkur maksimumas, jeigu maksimumas. Ir ką mes padarysim, tai mes realiai čia atsisukam kraniuką, nuėmam nuo vandentiekio iš lauko sistemos slėgį. Ir atėjus pavasarį, tas ledukas, kuris yra šitam vamzdyje, atšils, vandenukas nubėgs ir mes turėsime sveiką, nesuskilusią savo sistemą vandentiekį. Tai gaunasi kaip ir sutaupimas šitos pusės, kad mes naudojam paprastą vamzdį su paprastu kraneliu lauke ir mums nereikia išleisti ten 100-200 eurų pinigų sumos vien tam, kad turėtume antrą kraną, kuris irgi gali užšalti. Čia iš tikrųjų galim padaryti labai paprastai ir gan pigiai. Taipogi, dar vienas niuansėlis, tai kad iš šito trišakio turim dar vieną praėjimo vamzdžio, kurį vesiu iki kito namo krašto ir realiai dviejose kraštuose turėsiu po kraną.
ir man nereikės už langą aplinkui namą visą apsijuosti. Ir dar vienas niuansėlis. Turim tokią jungtį, apie kurią aš irgi pirmą kartą sužinojau. Tai iš esmės šita jungtis, kas yra, jinai užsideda ant vamzdžio metalinio ir susijungia su plastikinė vamzdžio jungtimi. Tai šičia irgi nereikia jokių sraigiklių. Užtenka tokios jungties, kurią gali tikrai rasti senukose, Ermitaže, Mokė veži, visose šitose parduotuvėse. Tiesiog reikia žinoti, ką naudoti ir kad tam kadre matėte, kaip šitie du filtrai užsinešė. Tai šitie filtrai užsinešė juodai dėl to, kad šitas filtras buvo prastai statytas. Šitas filtras yra iš savęs per žemas. Senukose neradome netgi aukštesnio jo pirkti, ką mums teko padaryti. Įsidėjom tokį paaukštinimą, dabar filtras yra įstatęs gerai. Įstatė mums skaitiklį želdinių laistymui. Nebuvom atsisukę dar vandens į lauką, tai galim pasižiūrėti, kaip čia viskas veikia. Tai išgirdome pirmą užsipildymą. Lyg niekur nieks neleidžia. Čia irgi neleidžia. Šičia irgi neleidžia, nes čia realiai yra vandens. Dabar galim išeiti lauką. Ir galim pažiūrėti, kaip čia bėga vandenėlis. Gerai, važiuojam. Gerai, o mūsų sekantis darbai yra užpūsti poliuretano putom šitą skylę. Pasiemam tokias putas. Būtent aš paskaičiau, kad čia yra skirtos šilumos tilto poveikio mažinimui. Kadangi čia mes kaip ir turim šilumos tiltą, tai plasmasė, betonas, ar tai būtų palangė, ar tai būtų vamzdis, naudojam šitos putas. Tai važiuojam. Kaip galima giliau įkišom. O, kaip eina gerai.